Bet reikia po J. Epsteino mirties paskelbta ir 3 milijonų JAV dolerių palikimo gavėja. 3 milijonai. Tokias milžiniškos sumos nėra random lietuviam dalinamos. Lietuva tipo nesijims, karočią, jokių tipo tyrimų, bet reikia, žmona gauna 3 milijonus eurų palikimą iš Epsteino. Tada išeina failai. Petreikis trynas nafik paskiras visą savo su žmona. Įtarimo tai kažkiek tai tikrai šitas turi sukelti. Nekaltas žmogus taip nedaro. Statkevičius. Valdas loves my stories from the island. Tai lietuvių net saloj buvo. Aš esu Mylis Jokūbas, aš esu sveiko proto ir aš netimčiau už save savo gyvybės. Sveiki visi atvykę į ML Jacob Show. Ir šiandien mes aptarsime Epsteino failus. 3 milijonai naujų failų. Ir kad tave kur mane šikantį užmyštų. Yra lietuvių vardų. Figūruoja Lietuva, pasirodo Epsteinas, vos ne lietuvis. Turi mačiūti Lietuvoje Epsteinas. Pasirodo Epsteinas važiuodavo į Lietuvą valgyti šližikų pas mačiūtę savo. Epsteinas valgydavo lietuviškus skrylius. Tikiuosi, kad nebus, kad TikTok'e dabar komentuos TikTok'e vaikai ten Lithuania mentioned, nes jau ant šitą nereikia. Čia yra vienas iš nedaugelio video, kuris susijęs su Lietuva, ant kurio negalim komentuoti Lithuania mentioned. Ir realių pridėta. Vis pirma klausimas, ar visi žinot, kas Epsteinas yra? Kažkoks steras naujas. Steroidas čia. Su Epsteinu kas yra, kad jisai originaliai buvo mokytojas, kuris buvo pašalintas iš pareigų už neadekvatų elgesį. Tipo jį kaip įsiminė tenais, kur jisai mokino, kad jisai labai ekstravagantiškai ateidavo apsirengęs, neetiškai, kur visi karočią ateidavo su marškiniais, žinai, į mokyklą mokytojai, žinai, gražiai su kaklaraiščiu. Jisai, blėt, su plika krūtinė neždavosi tas pamokas vesti. Vėl, čia sakau, viskas, ką sakau, galimai, nahu. Jeigu YouTube'as klausosi, viskas, ką aš sakau, galimai, nahu. Galimai net Epsteinas neegzistuoja. Galimai aš net neegzistuoju. Vienas dalykas, kurį dabar sakysiu, yra allegedly, galimai, nahu. Čia, jeigu ką, apsidraudžiu save, nes Bib žino, nahu. Ištrins kanalą po to. Tai jo, tai žodžio, Epsteiną išmeta iš šūlės ir jis susipažįstas kažkokį financier. Į šorą praktiškai pramuša į milijonierių statusą. Tokiu greičiu kaip Epsteinas sugebėjo patekti tipo į top ešaloną elitinių žmonių, žmonės paprastai nepatenka, neįmanoma, kad tapti milijonierių dažniausiai daug metų įdirbio reikia, o jisai praktiškai iš niekur. Tai tada prasideda visokios konspiracijos teorijos, kad jisai buvo Mossado agentas, Mossado affiliate, kad jį specialiai prapušino kažkokios aukštesnės jėgos, bet vėl iškyla klausimas, kodėl jį pušino. Ta prasme, čia tų teorijų šimtai yra, kaip kas galėjo būti. Žodžiu, esmė, kad jo, buvo uždaryta Epsteino, kaip suprantu dabar. Epsteinas pakartas ir svarblė, nežinau, jis nepakorė, bet esmė tokia, kad ką pasakė valdžia, ką pasakė FBI ir visas tasai Federal Agency of Investigation, ar kaip tenais jie vadinasi, mes dabar nulykinam failus jum ir žiūrėkit, mes tipo duodam priesaką, jie under oath, jie piso karočią priesaiką, kad failuose bus redaktintos tik tais aukos. Ir visi buvo žiūri pasipiktinę, nes išeina failai, patys pirmieji, ir užredaktinta yra ne vien tik tais aukos, bet praktiškai pusė nahui to failo paketo yra juodi kurva kvadratai. Dabar juodi kvadratai dėl ko? Nes jie išleidę sugalvoja, kad jie užredaktins ir visokių įtakingų influential people's pavardės, karočią, vardus nahui. Tai gaunas, kad jie jau patys savo priesaiką sulaužė, nudropindami tos failus, karočią. Įsirašė, kas čia nahu vyksta, tipo, kaip taip gali būti. Ir jo, visi žiūri duchno valdžią Amerikos ir toliau. Ir dabar išeina paskutinis dropas, nahu, failų. 3 milijonai kažkur failų. Žiūri, keista, kad jie negali iš karto, nahu, nulykinti visų failų. Trupiniais avim, nahu, avim trupiniukais, biški failų, viskas juoda, tada dar biški failų, jau mažiau juoda, tai toksai, žinai, kur galėtų iškart visus dropint, bet dėl ko jie dropina gabalais? Nes jie turi prieš kiekvieną dropą įsitikint, ar ten nėra, ar ten čia vėlgi galimai, nahu. Jie turi įsitikint, ar kiekvienam iš tų dropų nėra kažko atskleista, ko jie nenorėtų atskleisti. Nes čia kažkokio atvirumo, čia jis nėra. Čia net ir dabar, kad ir tie failai dropinami yra. Čia nereiškia, kad čia, čia visa informacija, čia viską mum atskleidžia dabar. Nichujablė. Ten kiek dar nenudropins, kiek ištrinta tų failų, kiek sukoroptinta, ale bus, tai čia belekiek. Bet dabar visi žmonės linksmėsni, dėl ko? Nueina naujas dropas tų failų. Labai daug pavardžių ir vardų figūruoja.
neužredektintų pagaliau. Babairis tada žmonės pradėjo parsisiuntinėtos failus, jau tipo viešinti internetą. Ir tada Amerikos valdžia bandė paslėpti dalį tų failų. Jie tipo paleido failus, pamatė, kad, biškį per daug atskleidėm, nahui, ten Elonas Muskas kurva nulykintas, žinai, ir taip toliau, visokie Jay-Z ir taip toliau. Ir eik tu, nahui, davai atgal. Ir susirpiam, nahui, atgal. Jo, Billas Gatesas buvo, nahui. Stephenas Hawkingas ne pirmą kartą jau figūruoja, karoči. Stephenas Hawkingas galimai buvo alegacijos jam iš visokie įvairiausio plauko žmonių klientų aukų Epsteino, kad jisai turėjo fetišą, kad nebūtų dabar kaip klajumų, čia kur ant šitą irgi paslys gali. Dvarfom. Žaidit Lineidžą visi, žydų valdovą žiūrėt. Nu tai dvarfai, karoči. Jis turėjo fetišą, kur nuogi dvarfai raitosi ant žemės ir sprendžia žiauriai sudėtingas matematinės lygtis. Kas čia kurva per fetišas? Jūs sakėt, jis sėdi tam kurva savo vežimėlį, susuktas visas ir žiūri kaip midžetai sprendžia kurva juodosios skylės teoriją, bando įspręsti. Ir žiauriai nėra. Aš nežinau, kaip žmonės galėjo norėtų varyti tokius vakarėlius. Nu, įsivaizduokit, vakarėlį, aišku, bus alkoholis, bus to, ano. Turi būti geras vaibas, turi būti chill vibe, ne? Kad tavis neišmuštų iš vėžių, kad tavo anxiety nesukeltų. Tu ateini naują aplinką, pisis dūma, nahu. Tu pamatai, kaip kurva šitas sėdi vežimėlį vienam kambarį ir ant žemės raitos midžetai ir kurva Pitagoro teoremą sprendžia. Tai turi viskas, tu kurva košmarų sapnuotum visą gyvenimą, nahui. PTSD. Tokie dalykai lykinasi. Ir dabar, sakau, buvo paskutinis dropas. Da huja lietuvių, karoči, išlindo. Man vakar per streamą, kai dariau, karoči, man Goda pasakė, kad pasirodo Epsteinas lietuviškų šaknų turėjo. Did Epstein's grandmother live in Lithuania? Maternal grandmother Lena, born in Molėtai. Jo motinos močiutė gimus yra Molėtuose. Va čia tai kurva levelis. Tai aš žinau, kad jis žydas, bet jis turi vis tiek lietuviškų šaknų. Jis DNR testą pasidarytų, pasirastų, nahu. Dabar einam prie lietuviškų failų, nes kaip ir minėjau, daug lietuviškų failų nusilykino. Epsteino failuose merginos iš Lietuvos. Kai būdavo daromos atrankos Epsteinui, jo žmona, karoči, jam padėdavo ir jinai derindavo jam visokias panas iš visokiausių pasaulio šalių. Ir paaiškė, kad Epsteinui derindavo ir lietuvės. Gali būti anorekcikė, labai draugiška, labai gera. Iš viso paviešintose jo Epsteino failuose Lietuvos vardas minimas beveik 1300 kartų. Lietuva paminėta 1300 kartų, nahui. Čia pizda yra. Failuose Lietuvos vardas minimas 1300 kartų, Vilnius daugiau nei 1100 kartų. Epsteinas daugiausiai reikalų turėjo su Vilnium, Kaunas šiam kartu. Kaunas yra Kaunas, nahui, Kaunas neatsilieka šiam kartu, karoči. Merginų paieška. Pavyzdžiui, viename iš J. Epsteinų 2017 metų kovą siųstų laiškų rašoma, mano draugė, redacted, yra iš Kauno, studijuoja dermatologiją. Jai 25 metai ir ji labai miela mergina. Mano pati mėgstamiausia iš Lietuvos užtusuotas vardas, jai 19 metų, susitiksiu su ja, kai atvyksiu. Eik tu, nahui. Yra kažkur pana, kai jai buvo 19 metų, jinai, su Epsteinu hengina. Va čia tai pizda yra. Tarp J. Epsteino paviešintų dokumentų ir 12 jaunų merginų iš Europos sąraše minimos ir 2 lietuvaitės. Vienoje anketoje pavaizduota 19-metė mergina iš Lietuvos, kuriai skirtas 6 reitingas. Jis dar kurva reitinguodavo. Kitame 2017 metų Epsteino siustame laiške rašoma, kad mergina ką tik atvyko iš Lietuvos ir teiraujasi dėl galimybės susitikti. Labas, Jeffrey, ar tu mieste? Ką tik grįžau iš Lietuvos. Ar galėčiau pas tave atvykti kažkurią dieną? Žinai, yra 2015 metais. Suprantate, jau buvo informacija apie jį. 2005-2006 jau buvo, tipo, informacijos galėjai rasti. Aš nežinau, ar jos nežinojo, ar žinojo, kai taip rašė. Va čia man tas įdomiausia yra. Tipo, kas jis per vienas, yra. Man va tas įdomiausia yra. Gerai, einam toliau. Padėka už vakarą. 2017 metų 7 dieną Epsteinui tikėtina iš Lietuvos išsiųstas laiškas, kuriame teigiama, kad jo Epsteinui asmuo nori dirbti ilgiau, ne tik vasaromis. Jeffrey, o kas jį pasakyčiau, kad norėčiau dirbti su tavim ilgiau, ne tik vasaros metu? Eik tu, jokių būdų, blėt. Nu, nafik. Aš jau, blėt, bulvių fabrikė pradirbęs visą vasarą anglinę. Nafik užsipisęs jau buvau, nebenorėjau, blėt. Kur aš šiltnami Norvegijų, nahu, braškės praskinės 3 mėnesius, man jau užteko. O čia, blėt, Epstein.
Epsteinui rapočiai. Visą vasarą, blėt, pradirbė Epsteinui, Bibi žino, kokius frikiškus dalykus tenais jam reikia daryti. Dar nori atgal. Dar viršvalandžių, blėt. Vasaros man užtenka. Nu, nafi. Future in Lithuania for me doesn't look bright. There are little performance opportunities and most of them pay ridiculous money. Teaching. I'm already teaching at academy, which is, blėt, čia mokytoja dar. Eik tu nahui. Jo, lietuvė mokytoja, blėt, kažką mokė. Klasį mokina ir tokie, nu gerai vaikai, namų darbų Pitagoro teoremą duodu. Davai, visi skirtumėt laisvį, skambutis nuskamba ir tada iškart ragelį traukia ir Epsteinų rašo jau pisus, blėt. Davai, karočią, paim mane atgal. Gali dabar atrodyti iš žinučių, kad, o, čia buvo zaibys, jai, žinai, ir taip toliau. Čia dar nieks neaišku, visų pirma, žinai, čia viskas allegedly, bet daug labai aukų, tai iškart jom netekdavo daryti friki dalykus. Suprantate, Epsteinas, jis buvo kurva gudrus, na, jis buvo suktas. Tu kai atvarai pirmą kartą pas Epsteiną, tai tu ką? Atsigeri vyno, žinai, iškart nebūna, kad tu tenais jau, žinai, 4 rapuoji su pavadėliu pririštų ant kaklo, žinai, ir Billui Clintonui, Bibi turi su Trumpu, žinai, ten plakatą, nu visokie tokie dalykai, jie palaipsniui, jisai verbuodavo to žmonės, jisai Ghislaine, blėt, ir taip toliau, visą tą šutvenachu jų, jie verbuodavo to žmonės ir po lėto plaudavo smegenis, grūmingas, paprasčiausias grūmingas. Tada galų gale daidavo iki tokių dalykų ir galų gale net daidavo iki asasinacijų visokiausių, kur tiesiog užmuždavo nachui tas aukas savo, kai jos jau pradėdavo huelį. Tai žinai, čia matyt dar vieni iš tų pirmų kartų, žinai, jinai dabar per rožinius akinius galimai čia viską mato, žinai, ir jo rašinėja Epsteinui, kad nori grįžti atgal. Čia dar atsiminkite, tos panos čia ne vien tik Jeffrey Epsteinui, ten tas tinklas jų milžiniškas buvo ir dabar jau kai pradeda eiti vardai, kai buvo pirmas lykas Epsteino failų, vat, Elonas Muskas buvo įpysęs tweetą, kad tipo, kurva, zaibys, davai, dropinkit failus, karočią, dropinam failus, exposinam, nahui, visus frikus, blėt, davai, man, karočią, Epsteinas siūlė varyt pas jį į salą, durn, sakau, pūstų, nahui, skurva, nevarysiu aš pas tavį tą salą, pystų, nahui, pisų blok iškart, dabar iškrenta dropas failų, atspėkit, kas rašinėjo 3 metai po to savo tweeto Epsteinui, nahui. Po Ibano tweeto, kur pats parašė, kad man rašė Epsteinas, aš atsisakiau, pisais, nahui, dropinkit failus. Dabar nusidropina failai Elonas Muskas. Probably just Tallulah and me. What day night will be the wildest party? Jis norėjo į patį žiauriausią Epsteino vakarėlį. O ble, žinokit, aš jums pasakysiu, nahui. Pats žiauriausias Epsteino vakarėlis, aš net neįsivaizduoju, kaip turėtų atrodyti. Kiek dabar jau informacijos ir nulykinta, kas ten dėdavos eiliniam vakarėlį Epsteino. Kas, ble, yra žiauriausias judesys, į kurį čia Elonas Muskas norėjo. Tai aš net nenoriu įsivaizduoti, bet ką galiu pasakyti, jaučiu, bet kam iš jūsų nuvaris tą judesį, ble, biškai per daug būtų. Aš jums galiu tik tiek pasakyti, jums biškai nejauku būtų. Aišku, kad nori įsivaizduoti, kad tu čia, net nenorėčiau aš hebra į tą vakarėlį, kur Epsteiną, jūs nesveikina. Aš geras žmogus. Vis pirma, aš nejudu, aš sportuoju, aš sveiki valgau. Ir visų antra, ble, aš nesatanistas, na. Čia yra satanistiški dalykai. Epsteino failas yra dar vienas jo pašto dėžutės įkrytas laiškas nuo lietuvės. Brangus Jeffrey, atsiprašau, kad tai vėlai atsakau į tavo klausimą apie tai, ką veikiu. Sėdi ir tau Epsteinas parašo, ką veiki. Čia absurdas, blėt. Kokia kura Marija, blėt. Sėdi, nahui, Antakalnio barakė pirmakursi sėdi ir įkrenta žinutė iš Epsteino. Jeffrey Epsteinas, kad jums? Eik, tu, na, kad jums? Jums, kablelis, kad jums? Pastaruoju metu girdžiu savo širdį sakant, kad tai ne vieta, kurie nori būti čia taip niūru ir tamsu, bandau įsimerkti prieš nuolatinį girtavimą ir nelaimingą visuomenę. Kultūra čia niekad, blėt, kaip stuma Lietuvos, nu kuro, čia tavo mindsetas, nahu. Nėra tai blogai, nahu, čia yra mindsetas tiesiog tavo. Aš esu daug šalių, blėt, buvęs, nahu, apkeliavęs, Tailandai, Kolumbijos, kurva, Anglijos, Amerika, nahu, Čikagoj buvo ir taip toliau. Blėt, Lietuvoje geriausia gyventi yra, nahu. Tačiau, jeigu tau blogai Lietuvoje, tai kažkas blogai čia nais yra, nahu. Jeigu važiuosi į kitą šalį, atsimink galva, tai ta pati, nahu. Smegenų kitų nepasimsi, nahu, į kitą šalį. Jau reikia keisti mąstymą. Žu, pasidalink savo nuomonę. Nuotrauka, kurią tau siunčiu, yra iš fotosesijos, kurie pozavau nuoga vienam geriausių Lietuvos fotografų. Jisai net nežinojo, kad ta pana, kurie fotkina, dings be žinios. Jis net neturėjo jokio įtarimo, nahu.
Jokio, ne, šiaip juokauju. Dokumentuose galima rasti ir ne vieną Lietuvos smuikininkę surašinėjimą su J. Epsteinu. 2016 metais Lietuvos smuikininkė išsiuntė žinutę J. Epsteinui. Turiu bėgti koncertų salę, repeticiją ir koncertą, todėl neturėsiu interneto ryšio. Jei nuspręsi pirkti bilietą, reikės mano asmens duomenų, siunčiu tau savo asmens tapatybės kortelės nuotrauką. Turiu vieną registruotą bagažą, rašoma J. Epsteinui. Žinom kažkas, kas ta smuikininkė yra. Eik tu, na, laiškai apie Statkevičius. Sukas Statkevičius. Aš taip ir galvojau, nahui. Taip ir, blėt, galvojau, o revurar, chebra, o revurar. Statkevičius pailuose, chebra. Mes turim Statkevičių. Eik, tu nahui. Gerai, žiūrim, karoči, pala, dabar baigiau apie smuikininkę. Reikia būsto, kuriame galėtų apsistoti studijų metu, taip pat skubiau reikalingas adresas, kad jį galėtų kreiptis dėl studento vizos. Rašė Dantadytė šį laišką, J. Epsteinas sakė paprašyti Skype pokalbį su J. Aukštelį, tikiuosi, kad jūs abu galėsite gražiai groti duetu. What? Tikiuosi, kad jūs abu galėsite gražiai groti duetu. Jinai, blėt, su Epsteinu, nahui. Pričom, blėt, Epsteinas ir smuikas, nahui. Nemanau, nahui, kad jis mokės smuiku groti. Kad ta kurva grosi su Epsteinu. No, just did not know how to play in the violin. Sakau, jis nebuvo muzikantas. Jis kurva buvo nepavykęs matematikos mokytojas, kurį išpušino neaiškios jėgos į viršų ir padarė jį kuro ultimačių frykų milijardierių. Kas tu esi, jis ir bus tas dalykas, su kuom tu siemi. Jeigu tu menininkas, aš irgi menininkas. Tiksliau, jeigu tu menininkė. Jeigu tu šokėjas, aš irgi šokėjas, žinai. Jis eidavo per visą šitą dalyką, karoči. Užsimina apie piniginius pervedimus, galimai susijusius su įsigytais daiktais, iš ir susitražėjimai, jeigu kalbame apie būsto įmokas. Susidaro įspūdis, kad J. Epsteinas pervedė pinigus J. Aukšelytį nuomos išlaidoms padengti. Nu, bet čia nėra dideli pinigai, ne? Dar klausimas, kur čia ta nuoma, čia kaip supratau, Amerikai kažkur. 3 štukas. Skandinijos 7 fazės flirtas ir Dytės Antanaitytės laiškai apie Juozą Statkevičių. Kontaktuose figūruoja modelis Dytė Antanaitytė, kuri, kaip teigiama, siūlė J. Epsteinui užmėgsti pažintį su dizaineriu Juozu Statkevičium. Ai, bet jis pats Statkevičius gal dar... Blėt, nu palana. Žiūrim. O, Statkevičius. 6 kartus Juozas Statkevičius paminėtas Epsteino failuose. Ir paskys, žinot ką? Gerai, kad ne 7. Opa! Aik tu nahui. I've been about everything since I gave birth to Jokūbas. I've been losing my hair dramatically. Balerina Simona. Ne mano mama. Ne mano mama. Bet jo lietuvė, čia apie tą baleriną, karočią Simona, jo, jinai da huija bendravo su Epsteinu. Nu, pažiūrėkit, čia nais yra realiai, tipo, irgi lietuvė, žymi balerina ir, nu, pasiai čiatai su Epsteinu jau vapšė kaip draugelį. Tipo, čia pizdai, kai tu tokius čiatus turi, ei, Jeffrey, žinau, skamba kvailai, bet aš noriu tavęs paklausti apie tavo plaukus. Kai man gimė Jokūbas, man plaukai krenta gabalais, na. Maybe know some magical product that I could use? Big kiss. Tai dar iki jos daisim. Portalas Delfi rašė, kad Epsteinas netgi viename iš surašinėjimų pats prisipažino esą litvakas. Taip pat paaiškėjo, kad Epsteinas kontaktavo su renginių organizatoriumi Valdu Petreikiu, turiu šitą pasiruošęs. Valdu Petreikiu, o jo žmona Simona gavo 3 milijonų palikimą. Čia ta balerina. Tai žodžiu, šitie du, jie gal iš visų, man atrodo, paminėtų žmonių Lietuvoje, jie daugiausiai kontakto turėjo. Šitas bičas, renginių organizatorius ir čia balerina. Ir va, 3 milijonų dolerių palikimas. Čia pizda yra. Kokias šaibos. Visi failuose gausu ir J. Epsteino korespondencija su garsia lietuvių manekenė Dytė Antanaitytė. Jūsų surašinėjimuose minimas ir žinoma dizainerio Juozo Statkevičiaus įvardymą jo angliškų pseudonimu Joseph Statkus. Joseph Statkus. Šou, į kurį manekenė nekartą kvietė J. Epsteiną. Ai, bet jis gal netvarė. Dytė Anata. Tai čia, jo, čia šita ir yra. Čia siuntė fotkės jos. Siuntė jos video nuo tavo ateities žmonos. Jinai atsiuntė Epsteinui. Prašau, Angelė, susimatysim. Bet čia prieš gerus, kiek čia 16 metų jaučiu, ne? Jo, prieš 16 metų. Pizda. Vėl visi per Gmail susirašinė. Jo, man irgi įdomu, kodėl per emailus. Joseph Statkus. Eik tu, nahui, kiek daug. Dytė told Juozui Lithuania for Joseph Statkus show on October. Nu čia įkviečia iš Statkevičių show belė kaip.
primena vėl jo šou 28 dieną, Epsteinui priminėja, kad nepamirštų. Ble, kosmosas, nahu, bet man atrodo, su Statkevičiumis taip ir nesusitiko, spėju. This is designer Juozas Statkevičius, Joseph Statkus, ar šou, nu čia jam vėl apie tą šou, žiauriai nori, kad nuvarytų tą šou, ble, pizda, nahu, kaip čia jam promina. Čia jam baisiai promina Juozas Statkevičius šou. Gerai, su šito užbaigiam. Jungiam lauk. Prašė bilietų. Kitame laiške teigiama, Jeffrey, ar galėtum pasinaudoti savo galiomis ir gauti porą kvietimų į filmo Vidurnaktis Paryžiuje. Laiškais matoma, jog Epsteinas paprašė parašyti tikslius vardus ir pavardės, o vėliau atsakė, jie man praneš pirmadienį, atsiprašau, bet tu man jau skolinga didelį bučinį. Maniau, kad esu tau per sena, tau juk 27, tikriausiai tai bus sunkiausias darbas ir didžiausias pastangos, kuris kad nors dėjau, kad gaučiau kvietimus į vakarėlį. Eik tu nahui, bliot. Kaip tarkim tos panos iš Lietuvos, kaip su jom susisiekė, tipo pirmą kartą pirminis kontaktas, aš to neįsivaizduoju, kaip yra užmezgamas pirminis kontaktas, nežinai, čia visi tie laiškai redaktinti, čia dažniausiai būna jie jau pažįstami kurį laiką, žinai, bet kaip jos atranda, ar jisai čia gauna priėjimą prie jų, nežinai, dabar skaitėte laišką, tai atrodo, kad jin čia pati, žinai, brukasi jam, bet tu nežinai tos pradžios, žinai, ar jis čia užmezgė su jo kontaktą, ar irgi buvo dar kažkokia kitokia pana, kuri pasakė jam apie Dytę, tada davė jam ir Dytį viens kitų kontaktus. Gerai, toliau žiūrim. Balerina. Buvo šita karočia pana, balerina, jinai gavo belė kiek babkių iš Epsteino. Turėjo labai daug ryšių, labai daug kontaktavo su ją Epsteinas ir su šito biču. Blejončia, baisiai norėjo su ją susitikti, žiūrėkit, balerina Simona, karočia. Aš galiu atvaryti bet kada tik Jeffris norės. Aš galiu atšaukti savo susitikimą, pisti traukinį bet kurią dieną ir važiuoti tiesiai pas jį. Tai Simona irgi baisiai prašėsi su Jeffrey Epsteinu susitikti. We found a wonderful gift, poem and framed artwork, all good, thank you. Ir siunčiam dovanas, žodžiu, vieni kitiem. Atgal dovanas siuntinė, jinai jam stringus, jinai jam padovanojo Lithuanian tongue, ble, čia geras yra. I just received my adorable and very Lithuanian gift, thank you so much, I will wear my Lithuanian tongue with pride, Jeffrey has recommended his gift as well. Kažkam Leslie Grofui siuntė, I just received my adorable and very Lithuanian. Kas yra kuro Leslie Groff? Jinai yra Epsteino padėjėja IMDb ir, kad čia aktorė, kodėl IMDb yra? Žodžiu, tai jinai gavo tongą, blėt, nebesuprantu. Epsteinui siuntė lietuvišką tongą, o Jeffris wrecked his gift as well. O Jeffris Epsteinas jai nufilmavo dovaną kažkokią. Ir neaišku ką, bet Epsteinas atgal atlygiu nusiuntė nufilmuotą dovaną. Kokį video gali nusiųsti kaip dovaną? Ką jis galėjo filmuoti, hebra? Gerai, žiūrim toliau, nahu. Eik tu nahu, tai va, gerai, dabar žodžiu, eisim prie Petreikio, nahu. Tuoj plagavau, hebra, ką tik šviežios informacijos, ką tik iš savo intelligence, iš Emilio Jokūbo intelligence, ką tik gavau šviežios informacijos apie Epsteiną, hebra. Šviežia informacija apie Epsteiną. Čia real ar ne? Man atrodo, kad čia photoshopas yra. Eik tu nahui. Patos da man į teismą, čia photoshopas. Bet man atsintė žmogus, nu mano intelligence'as atsintė. Fake escort intelligence. Atsintė šitą. Gerai, pažiūrim apie tą Valdas Petreikis, Epsteino failai. Valdas. Šitas bičas išėjus Epsteino failam davė Delfiam 15 min, davė tokį pranešimą, kad aš bendravau su Epsteinu būtent specifiškai iš biznio pusės ir kad jisai nežinojo apie Epsteino daromus nusikaltimus, kad Epsteinas ten buvo kažkoksai frikas, jis nieko nežinojo, pas juos strictly business buvo tokia partnerystė, žinai. Bet dabar, kai išėjo failai su juo, jisai pranešė, kad baigs visą savo veiklą su renginių organizavimu ir taip toliau, būtent dėl šitų lygų. Toks labai keista, tipo, gerai, tu nežinojai, tai nahu tu baigi tą veiklą, blėt, visą. Nahu tu dabar iš karto uždarai absoliučiai visas savo veiklas, jo ne žmona 3 mylų palikimą gavo. Sakė, tie palikimą neims, eik tu neims, blėt, kurva, kokio neims. Žodžiu, Lietuvoje, nahui, belekiek vardų yra, lietuviškų paminėta Epsteino failuose, bet Lietuva, kaip suprantu, nieko nedarys. Tai mes neįsikišam žodžiu šitą. Lietuvos vardas
penktadienį paviešintas dokumentas minimas daugiau nei 1200 kartų. Blet, nu, eik tu nahu. Bet jau bent kažkiek reiktų akių užmesti. Žinai, tipo, gerai jo, negavot jokių galų, kaip sakant, ne? Jokių paukštelių, jokie nieko nečiulbėjo, ale. Bet, blet, jeigu Lietuva minima 1200 kartų, aš, blet, užmeščiau akį. Aš bent jau akį užmeščiau, žinai. Aš bent jau pasukčiau ten, žinai, draugelį savo, jam, žinai, ten komisarui, žinai, Mariukai, ble, nežinai, netrodo tau čia keista, taip, nereiktų pasižiūrėti, kas čia vyksta, ble. Kodėl čia kuro panas Lietuvoje gauna palikimus 3 milijonų? Kodėl lietuvės balerinos gauna palikimus iš Epsteino po 3 lemus dolerių? Nereikia pažiūrėti. Pažiūrėk, ką rašo apie pinigus straipsnėje. Pasak portalo RT dokumentus paskelbto pavadinimų duomenys rodo, kad 2018 metais MPO baleto teatras gavo $18,000, o VSJ baleto teatras dar $10,000 pavedimą. Pinigus pervedė jo Epsteino vadovaujamas fondas Gratitude America MMD. Dokumentuose nurodoma, kad Petreikė po jo Epsteino mirties paskelbta ir $3 milijonų JAV palikimo gavė. Bet kodėl? Iš kur tokie pinigai ir už ką, nahui? Ką, ble, baletas taip gerą padarė Epsteinui, kad jis dabar kurva finansuoja tą, nahui, įstaigą visą. Nu čia aišku, ne pats baletas, ne čia Petreikis, nahui. Tai ką, ble, Petreikis davė Epsteinui, nahui? Už ką tie pinigai? Už ką ta parama mokslam? Nu, tipo, čia turi... Už nieką nedalina žmonės tai pinigų. Va, man daug šos. Va, pavedimas yra. Iš banką valdas 7:03 AM. Nu pačią ryto, nahu. Tiesioginį, blėt, iš Epsteino, nahu. Tiesioginį padavimą. Ką tik šakalį numetė savo jachtą, nahu. Įpisa pavedimą Petreikiui, blėt. Kiek pavedimų Lietuva buvo daryta? SEB bankas. Eik tu, nahu, 2 puslapį. Epsteino bylos dokumentuose minima Valdo Petreikio žmona įrašyta $3 palikimą. Valdo Petreikio surašinėjimai su Jeffrey Epsteinu. Kokie ryšiai juodu siejo? 2019 metų dokumentuose matyti, jog 2019 metų ir kad tu nežinojai, kad jisai kurva p***s, nahu. Kad jis suskrenda su kopteriu per salą ir graibsto vaikus. Kaip tu galėjai nežinot, nahu? 2019 metais. Valdo čatą su Epsteinu. Čia jau per Skype'ą, nahu. Kie mano čatai būdavo per Skype'ą tais laikais? Ką tu varai MC? Ką tu eini sampo? Jungsiesi sargą šiandien? Jo, davai. Činais, kurva. Bičas, blėt, to pačiu momentu su blėt Epsteinu. Valdas Petreikis, hello, is now good? Jeffrey, we're putting Jacob to sleep and it's late in Lithuania. Is it possible for you tomorrow? Anytime suitable for you? Okay. Pažinimas apie Valdą Petreikio ryšį su Epsteinu, baugi garsios choreografijos reakcijoje, reikia saugotis. Valdas yra žmogus, kuris buvo mano su VŠI baleto teatras ir Valdu Petreikiu nieko bendro neturi jau bene nuo 2011-2012 metų, skaitant ir jo žmoną. Valdas yra žmogus, kuris buvo mano BBT. Ačiū Dievui, nuo jo laikų pabėgau atgal nesižvalgydama. Bendradarbiais ilgai nebuvom. Rašė Marija Simona Šimunaitytė. Jau senai visiems sakius, kad jo saugotis reikia, nes tai rimtos rūšies. Patys žinot kas. Velnio maudžius, šūdo maudžius, velnio maudžius, šūdo maudžius ir klaunas. Tai ką, blėt, jisai jai padarė? Ir kas jis yra? Jis sako, kad Valdas yra rimtos rūšies redacted. Kas yra? Kokios rūšies? Ką tie maudžiai reiškia? Pedalas rašo. Pedalas rašo žmonės. Palažė žmogus prašė, ką tik Epsteinas Petreikiui liepė surasti 14-21 metų asistentė Petreikiui. Bet čia žiūrėk, užredektinta yra, čia tikrai Petreikis rašo. Nu, ikona tai oranžinė, kaip ir pirmuose čatuose buvo, kur žiūrėjom. Rašymo stilius tas pats yra ikona tokia pati. Nu gerai, čia galimai čia Petreikis, vėl negaliu aš dabar sakyti, kad čia tikrai Petreikis, jo, spalva ikonas ta pati. Dear Jeffrey, are you well? I have one more talent. Turiu dar vieną talentą, tai čia tipo panas siunčia. Jo, žiūrėk rimtai, jo, Valdrado, okei. Okay. Kur, blėt, jie debilai. Eik tu nahui. Ką tik žiūrėjom vieną čatą, kur Petreikis buvo pilnai neužredektintas, ne? Tada įsijungi kitą žiauresnį jau čatą, kur jau susijęs su panų verbavimu kažkokiu. Jau Petreikis užredektintas, bet čionais paliko kurva debilai. Yra paliktas neužredektintas jo Skype neimas. Eik tu nahui, čia absurdas. Ir tokių pilna. Tokių failų pilna yra. Gerai, mielas Jeffrey, aš turiu tau dar vieną talentą. Įmeta fotkę kažkokį, nu tai talentas. What do you suggest? How is our other? Kaip mūsų kitos? I believe this singer has potential. In general, Lithuanians doing great international operas. Pianists doing very well. Going for workshops, learning. We will launch website for her shortly. Ballerina starting to get some medical treatments and we will help her with ballet teachers. Jeffrey Petreikiu rašo. Aš norėčiau taip pat padėti tavo vaikam. Atsiųsk man jų vardus
dabartinius ir ateities. Alas Petreikis, 3 metai. Vardas. Ir mūsų naujagimis bus vardas. Bet čia jau keista, nahu. Įdomu skaityti svetimą žinutės, ne? Nu gal trasfondą kažkokį, jo čia gal kažkokį rėmimą, bet keistais, kad žinai, kai tu žinai, kad čia Jeffrey Epsteinas klausęs šitų dalykų, taksai, nu tipo creepy vibes. Ar galiu tavęs paklausti dar vieną klausimą? There is a question, anything and any time. Is there any way I could learn from you? Your position and perspective on the world is nothing close to people I have ever met. Jis nori žinių iš Epsteino. Is there anything I could do for you in the meantime to express my gratitude? Find me a new assistant. 21? 14? What? Petreikis paklausė Epsteino, ar galiu dar kažkuom tau padėti, kaip atsidėkodamas, tipo, už tavo pagalbą visą, žinai. Epsteinas Petreikiui parašė, surask man naują asistentę, who's night, 21,14. Ar čia taip kaip suprantu, ką reiškia, ar čia kažkiek klaida padaryta? Ar jam reikia asistentės nuo 24 iki 14 metų? Nes šiaip man atrodo rašytų 14,21. Bet čia 21,14. Čia gal kad tipo netoks atrodytum. Ne nuo 14 iki 21, bet nuo 21 pradedam. Nu jeigu jau nebus, nu tada pizdon 14 tiks. Jo, arba čia gal data parašyta, čia skau, hui znait, kas čia yra. Nežinau. Ir aš esu Emilis Jokūbas, aš esu sveiko proto ir aš netimčiau už savęs savo gyvybės. Aš esu Emilis Jokūbas, aš esu sveiko blaivai mąstančio 8,5 IQ proto ir aš netimčiau už savęs savo gyvybės. Gerai, žiūrim toliau apie Petreikį. Atsižvelgdamas į viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie mano ryšius su Jeffrey Epsteinu, teikiu šį pareiškimą. Su juo buvo pažįstame eilę metų. Jis buvo gan plačiai žinomas kaip lietuviškų šaknų turintis meno ir mokslo mecenatas. Eik tu. Mecenatas. Jeffrey's buvo mecenatas. Aš nežinau, ką reiškia tas žodis, nahui. Jeffrey Epstein veiksmai yra sunkus ir nepateisinami ir 3 milijonus gavo, blėt, iš Epsteino. Viešai paskelbtume Epsteino testamente sudarytume likus 2 dienom iki jo mirties, mano žmona yra įvardinta kaip 3 milijonų JAV dolerių palikimo gavėja. Šio netikėto sprendimo motyvai mums nėra žinomi. A gali būti, kad iš oro Epsteinas toks galvoja, pisiu Petreikio žmonai 3 lemus, nahui. Iš niekur nieko, pats nežino, blėt. Nežinau. Neįsivaizduoju, žinot, čia taip pat kaip gauni tos, pastovi irgi gauna mailų, žinot, irgi šokiruotas. Man parašo, blėt, princas iš Nigerijos, man rašė, blėt, mano protėviai, karočią, iš Zimbabvės, pasirodo, blėt, Anglijos karalienės aš paveldėtinis esu, irgi, žinot, nesuprantu, atsikeliu, man rašo, atsiūk savo paso nuotrauką, atsiūk savo Instagramą prisijungimą, atsiūsk savo banko sąskaitų prisijungimus, tu paveldėjai 5 milijonus dolerių, nahu. Ir aš irgi, va, būna irgi nustebęs, nahu, va, taip irgi iš oro, nahu, visiškai. Pats žinokit, nesuprantu kaip, nahu. Čia tas pats, na. Valdas, čia dar turiu. Jūs pati esate dirbusi su prekybo žmonėmis aukomis. Jūsų akimis, ar tai, ką perskaitėte failuose, tempia iki prekybo žmonėmis? Neužtenka tiesiog kažkokio vieno momento, iš kurio būtų galima spręsti, kad tai yra prekyba žmonėmis atvejis. Jis gali būti traktuojamas kaip seksualinis išnaudojimas, kažkokie sukčiavimo atvejai, bet nebūtinai bus pripažintas kaip prekybos žmonėmis atvejis. Nu, bet sumos, nahui. Nu, sumos, aš suprantu, ką jie turi omeny, kad jie čia nais, tipo, taip tiesiogiai nėra parašyta, žinai, ir taip toliau, kad čia negali būti užtikrinti, ar čia nais yra traffickingas ar ne, bet blet, sumos, nahui, 3 jebani milijonai. Nu čia absurdas yra. Nu čia tik... Tokios milžiniškos sumos nėra random lietuviam dalinamos. Ypač tokiem, kurie žiauriai daug bendravę su Epsteinu yra. Bet ar aš gerai suprantu, kad iš esmės, jeigu mes kalbėtume apie kažkokią baudžiamąją atsakomybę, tai vis tiek kažkas iš aukų turėtų pasakyti, kad na štai čia kažkas buvo negerai su tuo. Taip. Aukos, nahui, yra užmuštos. Didžioji dalis aukų Epsteino yra assassinated, labai didelė dalis yra assassinatintos. Negali kalbėti lavonas negali kalbėti. O toliau visos kitos aukos, kurios gyvos, nu tai blet, arba bijo mirt nahui, arba babkės nesveikas siunčia. Vienas iš dviejų. Čia kai tokias babkės vaikšto ir tokia galiai jisai pažinoja absoliučiai visus, kaip bičas hengina su Trumpu nahui, kai hengina su Clintonais visokiais ir taip toliau.
aukščiausio rango žmonėm labai lengva padaryti, kad aukas nekalbėtų. Žiūriausia, kad Epsteiną, kai pirmą kartą teisėsi, buvo nupirkęs medijų, keletą outletų, kad visai kitą dalyką pasakytų apie jį arba sušvelnintų visą tą situaciją, negu iš tikrųjų yra. Epsteinas gali nupirkti mediją. Link ko aš linkstu. Ir dabar aš klausau medijos, kur kalba, kad čia Lietuva nesikiš nahui, nešinais. Aukas nekalba. Vien dėl to, kad žinau tą dalyką, dabar žiauri sunku tikėti, kad žinai sako. Turim nukentėjusiųjų ir galimai nukentėjusiųjų, kurie atsisako duoti parodymus, kurie sutinka viską papasakoti socialiniams darbuotojams, bet teisinių procesų nenori pradėti, nes bijo dėl savo saugumo ir savo šeimos saugumo. Iš kur ta baimė, kaip jums atrodo, atsiranda? Ar aukos pasako? Kas čia klausimas, blėt? Iš kur baimė atsiranda? Kai kurva yra šimtai nulykintų visokių alegacijų, kad jie kurva kūdikius valgo, kad kraujo ritualus visokis daro, pilna aukų asocinacijų nahui, taip toliau. Iš kur, blėt, baimė atsiranda, kad vienas žiauriausių paskutinio dešimtmečio žmonių nahui. O iš to ir atsiranda baimė. A ko jūs bijot, blėt? A ko tu bijai, nahui? Sakyk, blėt. Sakyk, kai jis tau padarė, nahui. Kas tau bus, blėt? Bijo, nes po to kurva sėdės prie, blėt, likčių lentos, nahui, 4 klupės, blėt, ir spres liktis, nahui, botagas nuplaktos, kol, blėt, Hawkingas dročina, nahui, per kelnes savo penį, nahui, visą susiraičiusi kurą kai daržovę. Valdą Petreikį, nahui, nori biški daugiau kurva. Valdas Petreikis. Norėdami peržiūrėti tiek Valdo, tiek Simonas Petreikių socialinius tinklus, to padaryti nebegalėsite. Viską užsiprivatino, čia klasika, nemažai kas iš užsienio irgi aukšto statuso žmonių tą patį padarė, kai atsirado Epsteino failuose. Panašu, kad abu sutuoktiniai pašalino tiek Facebook, tiek LinkedIn paskyras. Trinam nahui viską, greičiau, blėt. Aš net nenoriu pagalvoti, koks ten kurva chaosas pas juos buvo, kaip nusilykino tie vardai jų. Įsivaizduojat, kokie betvarkė namuose. Viskas sąskaitas, nafiki tulikus nuleidinėti. Vaikai kriokė, visi kriokė, nahui. Namai visi, blėt, bilda, kliksmai, šuksmai, nahui. Trinam iš ragelių, trinam Twitterius, trinam Instagramus, trinam Facebookus, trini viską, nahui. Tokiu momentu ant tiek tavo galva nebedirba, tu ant tiek esi panikai, kur net nebežinai, kur gali būti kažkas, kur kažką galima dar išexposinti apie tavį iš senų kažkokių įrašus. Tai tu tiesiog pagalvoji, nahui, trinu viską, pasą jaučiu tą sukarpę, nahui. Jaučiu nebe Valdas Petreikis, dabar pamatysit, po savaitės išeis, blėt, Vladimiras Kūra Petravičius, nahui, bus. Lietuva, tipo, nesijims, karočią, jokių, tipo, tyrimų, bent jau dabar, kaip rašo, čia dar kol kas aišku, žinai, tų failų yra 3 milijonai, dar žmonės neprafiltravo visų tų failų, kas susijęs su Lietuva ir taip toliau. Bet jo esmė tokia, kad gerai mes tipo nesimam jokių tyrimų ir taip toliau. Aukos jokios nepasisakė niekas, kas susijęs su Lietuva. Bet Petreikio žmona gauna 3 milijonus eurų palikimai iš Epsteino. Tada pastovos pavedimai į, blėt, baletos teatrą. Tada išeina failai. Petreikis trinas nafik paskiras visą savo su žmona. Viską nafik haidina trina. Palikinėja pareigas. Uždaro projektus. Nu, blėt, įtarimo, tai kažkiek tai tikrai šitas turi sukelti. Nekaltas žmogus taip nedaro. Suprantat? Nekaltas žmogus taip nedaro, blėt. Nu, čia absurdas. Vėlgi, galimai, aš nekaltinu Petreikį. Kui znait, gal Petreikis nekaltas žmogus. Nežinau, padarė Petreikis kažką ar ne, kaip spėt, pedalas Petreikis kaltas. Gerai, kas apie Petreikį, blėt, šviežienos kažkokios. Oi va, Valdas loves my stories from the island. Eik tu nahui. Valdui patiko istorijos iš salos. Because of you I collected greatest memories and experience. With the biggest joy I would add more. I think after January 28 I will have a free week. Eik tu nahui. Čia dytė jaučiu, ne? Pizda, saloj buvo. Jebat. Tai lietuvių net saloj buvo. Eik tu nahui. Apie žmonių klonavimą kalba. Ir Lietuvą. I'm back. Met Simon Black in Lithuania. Attached here is the document you requested. It's the use of funds spreadsheet for the designer baby and human cloning company. Eik tu nahui. What the fuck? Ir čia kurva kažkokios žmonių ir kūdikių klonavimo kompanijas atidarinėja. Tu durnas? Kas čia kurva yra? Tu durnas, čia kurva žmonės ir kūdikius klonuoja. Tai gal Epsteino klonas ten kalėjime numirė, ble. Lietuvė bandė darbintis pas Epsteiną, bet ją užduchino, kad jinai nemoka nieko. You should tell Vaiva as soon as possible. Gerai, tai reikia, kad praneštų Vaivai ar paims ją į darbą. We thought a lot about it and we won't proceed with her on the basis of her English. Vaiva nemoka angliškai. Her inability in relations and her flat learning curve. Raidos sutrikimą turi kažkokį mokymą.
pavadinimo. We are taking on the board the cousin of my friend Juliame Ramburg. She speaks Arabic, English, French, German. Eik, tu nahu, nu taip nereikėjo. Ant tiek, blėt, žmogaus, nu, tiesiog duot palyginimą, ant kiek geresnė turi kažkai kitą bobą. Tai vaiva tavo, nahu, nei mokintis, blėt, nei jinai anglų gaudas, nieko nesigauda, nieko nemoka. Turim žmogų, kur moka arabiškai, angliškai, prancūziškai, vokiškai. Vėl apie tą vaivą. Her resume is fake. She can't write English. She doesn't even know the difference between a stock and a bond. I'm not sure what her story is, but she seems incapable of telling the truth. She's cute. Vis tiek turėjo pasakyti, bet jin miela, blė. Jo, kažkokia vaiva buvo atrejectinta ir pagavo, kad jinai feikina rezumė savo. Gerai, pažiūrim, ką dar sakė Laisvės TV. Maskas laiškose prašėsi į Epsteino vakarėlius su merginomis ir klausė, kada bus didžiausios autolio dienos. Žiūrėkit, kur Maskas aš noriu parodyti tweetą. Epstein tried to get me to his island and I refused, yet they named me even before Prince Andrew who did visit. Ir po to nusilykina laiškas, kur Elonas Maskas pats, blėt, prašėsi į Epsteino salą į baną. Kaip, blėt, prisigaut, nahu. Kaip prisigaut? Čia prieš šitam nusilykinam. Čia prieš šitą. Epstein tried to get me to his island and I refused. Didžiosiam raidėm, nahui. Caps lock. Vėlgi, galimai, nahu. Galimai. Eik, tu nahu, ir tada pys toksai. What day night will be the wildest party on your island? Eik, tu nahu, blėt, va čia tai prisigavimas. Va čia tai prisigavimas, nahu. Čia irgi, sakau, apie Lietuvą šnekam, biškį nukrypsiu nuo temos. Išėjo laiškai, kur Billas Gatesas prašo Epsteino, kad Epsteinas jam suderintų antibiotikų nuo STD, nahu. Ligota ruskiai išpyso Billas Gatesas ir pasigavo STD, sifilį, chlamydiją, hui znait ką. Ir rašo, ir nežinau, kaip reikės pranešti žmonai savo ar kam tenais, tipo, ir iškart suderink jai antibiotikų, nes, tipo, jai irgi tada bus pizda. Šitas velnys Epsteino saloj pūlius ant bybę pasigavo, vėlgi galimai. Ir vėliau jomis apkrėtė savo žmoną, jai paskui bandė slaptai duoti antibiotikų, kad ši nepastebėtų. Tai Gatesas pajudėjo saloj, pasigavo pūlių ant birkos, rusiškų pūlių, ne bet kokių, o rusiškų pūlių ant birkos, tada judėjo su savo boba ir perlydo visus rusiškus pūlius į savo bobos pizdą, tiesioginį padavimą. Taip žiūri, čia tiesa. Kaip galimai, čia galimai, viskas galimai, nežiūrėk taip kreivai mane. Ir tas slaptai bandė jai sušertos antibiotikus. Absurdas, nahui. Was supposed to and indicated that they were redacting. Šitą irgi stanystę, galiu garantuot, nahui. Nu jūs pažiūrėkit, kur demonas. Pati buvo saloj, galiu garantuot. Galimai, nežinau, na. Nežinau, dabar jau nebegali žinot, blėt. Aš dabar įsiu gatvį žmonės tarnėsiu. Bet kas iš jūsų pažįstamų gali būti buvęs su Epsteinu ir daręs Negali žinot, na. Mantas Patarakas, mano kolega, mano draugas geriausias. Aš jums nepisu protą. Mantas Patarakas valandą prieš Epsteino failų dropui išvyksta į Angliją pailsėt nuo šurmulio. Gerai, jau nesąmonės darau, na, sorry. 3 valandas, 30 minučių streamas. Aš sakau, užtenka. Kios patiko, nelabai daug researcho buvau padaręs, bet matot, viską realių laikų. Ačiū, kad žiūrėt. Čia buvo Epsteino failai, čia buvo Emilis Jokūbas, Epsteino failai Lietuvoje. Ką iš šito įsinešėm? Kad, blėt, niekom negali pasitikėti. Jokia, blėt, kalbančio galva internete negali pasitikėti. Nes bet koks žmogus su bent kažkiek žinomumo gali būti prisidavęs Epsteinui. Ką tai sako, nahui? Nahui, čia mane žiūri, bet gal aš irgi ten buvau.